veltui. Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Evangelija pagal Luką, 5 skyrius, 4 eilutė. Daugybė žmonių stovėjo ant ežero kranto ir norėjo iškirsti Jėzų. Jis pasiprašė Petro valtyje vietos bei truputį atsiirti nuo kranto. Po pamokslo Jėzus Petrui ištarė šią eilutę. Šis buvo labai nustebęs, juk pažinojo savo ežerą. Per pietus čia niekuomet nebūdavo žuvų. Bet juk jis taip pasakė ir Petras norėjo išmėginti. Ir jis iš tikrųjų tinklai buvo perpildyti, tokie, kad reikėjo kviestis pagalbos. Petras buvo paliestas, jis žvejys, sutiko savo valdovą ir puolė ant kelių. Prieš Jėzų jis suprato, jog tai yra nusidėjėlis, o Jėzus yra kur kas daugiau. Visi ežerai ir žuvis priklauso jam. Jėzus tarė Simonui Petrui: nebijok. Petras baiminosi antgamtiškumo, Dievo, žmogaus pavidalo. Tai buvo neįprasta, bei dėl to jis ir bijojo. Nuo šiol jau žmonės žvejojosi. Petras ir jo žmonės viską paliko ir nusekė paskui jį. Daugelis krikščionių iš visų jėgų stengiasi dėl Evangelijos, bet tai sunkus darbas, be didelių rezultatų ar sėkmės, ir žmonės pavargsta. Šių šansų Viešpats jau laukia. Visai kaip Petras, jie ilgai naktyje dirbo, budėdami ir mėtydami tinklus. Jie nieko nesugavo. Ir štai ateina Jėzus ir duoda žodį: irkis į ežerą gilumą. Jėzus paplaukė kartu. Ir tai buvo lemiama. Jis yra čia, jis yra kapitonas. Jis sprendžia, kada ir kur išmetami tinklai. Dėl to paklusimas prieš gaudimą buvo toks svarbus. Jis mokėsi pasitikėjimo Jėzumi. Be maldų mums taip pat nepavyksta niekas, išskyrus veiksmus, kurie neduoda daug, bet kainuoja daug energijos. Taigi, dar kartelį, pirmiausiai tik pavienis bergždas bandymas, tuomet išsiklausimas į Jėzų ir pasitikėjimas, tada jo komanda, dabar pirmyn. Ir paklusnumas, kuriame vykdome tai, kad tyloje jis mums kalba. Ir tada jis pripildo tinklus. Žinoma, tai nėra mūsų galoms, patirčiai, nuopelnams ar mūsų talentui. Dėl to nusivylimas prieš tai yra toks svarbus, kad visa garbė priklausytų jam, o ne mums. Jeigu tu taip pat priklausai pavargusiems bei nusivylusiems Dievo darbuotojams, įkvėp, prašau, ir vėl drąsos. Tai jo planas. Dabar pagaliau jis galės veikti, pasilikti tyloje, kol jis pradės kalbėti. Jis paaiškins viską, kas iki tol įvyko tavo gyvenime, ir tuomet ateis jo žodis. Išplauk ir užmesk tinklus, ir tinklai bus pilni. Dėkoju Jėzau už tavąjį žodį man. Aš ir vėl pasidavau, bet tu mane sustiprinai, tavai drąsos ir išsiuntei. Nieko daugiau nebenorėjau, bet tavasis žodis mane padrąsino ir daugelį taip tapo palaiminimu. Dėkuoju, kad gali mane panaudoti. Tu esi nuostabus, Jėzau. Amen.